Treneri, visų pirma, galbūt apie tas sėkmingesnės ir linksmesnės rungtynes Marijampolėje prieš Kretingos komandą, ten plus 42, atrodo ramu, tai visų pirma apie tas rungtynes. Nu ką, išėjom susikaupę, susikoncentravę, davėme rimtą kovą, labai gerai pradėjom nuo gynybos, gerai pradžią pradėjom. Ir plus labai sekėsi su metimais 18 tritaškių pataikyti, tai yra superinis rezultatas. Tas ir lėmė galutinį rezultatą. Atrodo, kad, yra sakoma, kad tą pačią komandą 2 kartus įveikti sunku, bet čia turbūt nepasiteisinimas nuvažiuoti į Kretingą ar ten minus 15. Nepasiteisinimas ir vyram bandžiau prieš rungtynės įdiegti, kad tai bus kitos rungtynės ir negalima atvažiuoti su plus 40 iš karto. Tai tas ir buvo, atvažiavom su plus 40, iš karto jie davė rimtą kovą mums atgal, ko turbūt vyrai nesitikėjo ir jau rungtynių eigoj persilaužti, persimušti ir susiorientuoti kitaip yra daug sunkiau negu tu ateini prieš rungtynės nusiteikęs. Tai tas ir gavosi, kapsimės ir neįsikapsime ant galo. Kaip galvojat, labiausiai pasikeitė per tas 2 dienas varžovų fiziškumas ir nusiteikimas? Negalėjau pasikeisti fiziškumas, tikrai buvo nusiteikimas. Tiek mes atėjom turbūt laisvesnė banga, o jie atėjo kaip išspardytais užpakaliais, atsiprašant, ir parodė, kad kiekvienos rungtynės yra visai atskiras dalykas. Tai mums pamoka. Po kokių 8 gal rungtynių iš pradžių jūsų klausiau, kai vertinat tą pirmą sezono pusę dabar, ta pirma sezono pusė baigėsi dabar, pirmas ratas, tai kokie įspūdžiai po jo? Įspūdžiai, kaip pasakyti, nuotaikos visokios ir galima buvo ir daugiau tų pergalių, aišku, ir buvo ir gerų tų pergalių, ir pralaimėjimų visokių, bet ką noriu pasakyti, kad lyga gan stiproka, yra daug stiprių komandų, su visais reikia žaisti ir tą parodė mūsų paskutinės 2 rungtynės, kad atsipalaiduoti nei su vienais negalima, tai turime eiti, kautis kiekvienas rungtynės. O šiaip, laikomės pirmam ketvirtį, tikslas toks ir yra, įsilaikyti tam pirmam ketvirtį, aišku, norisi kuo aukščiau. Ir dabar 2 rungtynės laukia išvykoj su Vilkaviškio Perlu ir paskui su Jurbarku. Tai tas komandas jau buvo sutikę, jas šiek tiek pažįsta, tai kokių rungtynių galima tikėtis? Tai kaip visada, čia su Valkijos derbiai, tai normalus dalykas, mes tą suprantam, gal per daug šito neakcentuojam, gal jiems labiau tai tas akcentas yra, bet matėme, kokią kovą gavome čia, tas pats laukia ir ten. Tikiuosi iš vyrų maksimalaus nusiteikimo ir kovos, o kai bus, matysime rezultatas. Dažniausiai atkreipdavau dėmesį, kad pirmadieniai būdavo dar laisvi, dabar jau to nebuvo, tai turbūt gerų žodžių vyram Rūbinei nepasakėt po paskutinių rungtynių? Po paskutinių rungtynių sakau, kad nenorite ramiai gyventi, dirbsime daugiau, tiek žinių.